Kol mes esam vaikai, tai mums labai dažnai kyla klausimas, kodėl. Bet paskui, kai eini per gyvenimą, tai kažkaip išnyksta tas poreikis į tą klausimą atsakinėti. Tas klausimas vėl būna, kad pasirodo ir tada tu pradedi galvoti kiekvienam taške, kiekvienam žingsnėje, kodėl tu tai darai. Vieną dieną iš 2 aukšto išsirideno mano vyras Andrius. Sako, darysime ekologinį ūkį. Aš sakau, nedarysime to ekologinio ūkio, kadangi aš buvau gyvenusi kaime, su tėvais kartu augindavom ir galvijus ir daržovės. Tai žinojau, kas tai yra dirbti žemės ūkį. Pakankamai sunku. Tai vat, ūkis mūsų nuo pat pradžių buvo sugalvotas tai daryti su nauda gamtai. Ta ekologija atėjo tik tai tam, kad turėtum kažkokį patvirtinimą, kad tu tikrai taip elgiesi. Ne tai, kad tu tik tai šneki, kaip tu darai. Tavo veiklą gali patvirtinti tam tikrą instituciją, kad tu tikrai elgiesi taip, kaip šneki. O su šeima tai labai smagu ūkiai yra tas, kad tu atgauni santykį su savo vaikais. Nes visi ūkėje darbai jie yra paprasti ir daug bendravimo yra, susikalbėjimo. Tai vat labai smagu, kai tu grįžti iš samdomo darbo į šeimą 100%. Tai tu būni šeimoje, gyveni šeimoje, kuri pridėtinė vertė, kuri ateitį. Ir tas žiauriai veža. Dirbti šeimos ūkyje tai reiškia, kad kartu būti ne 4 valandas, kartu būti ištisą parą. Tai ir kartu dirbti, kartu kurti tikslus, kartu planuoti, kartu organizuoti. Šeima nėra izoliuotas kažkoks tai vienetas nuo kitų. Tai tu esi visada santykyje su gamta, su bendruomenė. Jeigu žiūrėti į šeimos gerovę, apie jos ateitį galvojant, tai turi galvoti apie viską, kas tave supa. Ir gaunasi, kad susideda bendra ta visuma tokia, kad tu rūpindamasis šeima rūpinėsi ir visa aplinka, kas tave supa. Pasikeis pats ir pasikeis visi aplinkui tave. Pas mus tokia yra idėja, tokia mintis, ko suburti kuo daugiau bendraminčių, kuriems svarbi ateitis, kuriems svarbi žemės, svarbu jos išlikimas, svarbu sveikata jų pačių tų žmonių. Vienas smagiausių dalykų tai, kai tu sutinki pirkėją, kuris perka tavo prekę ir kai tu su juo pradedi šnekėti, atrodo, kad tu jį 100 metų pažįsti. Gaunasi, kad jo vertybės ir tavo vertybės yra labai artimas. Ir paskata daryti dėl tų žmonių, kurie domisi gamta, gamtos išsaugojimu, savo sveikata, žiūri tą savo sveikatą kaip gamtos visos sveikatą. Ir jiem rūpi ne tik tai aš, bet rūpi ir mes visi kartu. Mūsų ūkio dar tokia idėja yra skleisti, užkrėsti kitus žmonės, kad kuo daugiau žmonių augintų taip daržovės, augintų sveikai. Mes manom, kad tik tai atvirai dirbant, atvirai kalbantis apie viską, tik tai tada galim pasiekti kažkokį progresą. Ir kviečiam visus į ūkį atvažiuoti, pasižiūrėti, pasikalbėti. Ne vien tik tai, kad dirba žmogus, ir prisideda prie to viso išlaikymo tos žemės, tos gerovės, augmenijos, kiekvieno to vabalo ar vabzdžio. Iš tikrųjų, tai netgi tas žmogus, kuris perka, palaiko smulkų Lietuvos ūkį, žmonės dirbančius tvariai, atsakingai, ekologiškai, tai jisai kiekvienas pirkdamas tą produktą, jisai prisideda prie šito žemės išsaugojimo ir noro, kad žemė būtų gyva. Ir mūsų produktai išsiskiria tuo, kad jeigu mes norime pagaminti kokybišką daržovę, gaunasi, kad tu turi galvoti apie visą ratą, kaip ta daržovė atsiranda. Tai yra, ką jinai valgys, nes tu valgysi daržovę, tu turi galvoti, ką valgys daržovė. To viso galvojimo pasiekoju, tu esi priverstas auginti ir gyvulius, auginti galvijus, auginti vištas, nes jie yra dalis šitos daržovės. Pagrinde mes auginame daržovės. Daržovės auginame ir šiltnamiuose, ir laukuose. Jie ypatingi to, kad čia nėra nė lašo chemijos nei nuo žolių, nei nuo vabalų. Ekologiniam ūkiai 100% negalima visiškai naudoti chemikalų. Tai daugiametės pievos yra mūsų
įsivaizdavimo apie ūkį pagrindas, nes jos yra mūsų lobynas, ten gyvena įvairūs gyviai, augalai, sukasi visa gamta. Stebim gamtą, žiūrim, kaip čia toj gamtoj viskas vyksta iš tikrųjų ir mes bandom kažkaip tai atkartoti tos procesus. Bet tiesiog mes tą ūkį darom pagal savo tą supratingumą, kad viskas būtų kuo natūraliau. Galvijų mėšlas naudojamas tręšimui, daržovės išsineša ir daromi kompostai. Visuose laukuose, visuose šiltnamiuose mes neturim papildomo apšvietimo, šildymo. Tai reiškia, kad daržovės užauga sezoniškai, kokios auga Lietuvoje tuo laikotarpiu. Mes tokie ūkiai galime pasiūlyti kiekvienam žmogui, kuris gyvena mieste, dirba darbą, prisidėti prie gamtos išsaugojimo per maisto pasirinkimą. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti, ką naudoti savo maisto racione ir kaip tai įtakos gamtą ir aplinką. Tai pasirinkdami jūs galite pakeisti esamą situaciją į vieną ir kitą pusę. Tai mūsų ūkio užduotis suteikti galimybę žmonėms pasirinkti mūsų pusę ir kad gamta taptų įvairesnė, nes mes už įvairovę. Nes tik tai ten, kur yra daug rūšių, daug gyvybės, tik ten vyksta kažkokia kūryba. Daugiamečių pievų išsaugojimą skatinam, kad ten gyventų įvairūs paukščiai, vabzdžiai, išliktų rūšis, kurios realiai nebeturi net kur gyventi su tais ar tais laukais ir monokultūrom. Vizija į ateitį tai tokia būtų, kad kuo daugiau žmonių atkreiptų dėmesį į gamtą, kad suburti kuo didesnį bendraminčių ratas, kad mes visi matytumėm vieną kryptim, kaip visas pasaulis turi suktis. Tai mūsų pagrindinė svajonė dėl ūkio, tai yra, kad tokių ūkių kaip mūsų atsirastų ne vienas, o ne du, o keli šimtai. Nes tik tada kažkas pasikeistų ir tai turėtų bent jau minimalią įtaką tam, kas vyksta dabar. Ir tas pasirinkimas, ką valgyti, pakeistų ir gamtą. Ir mūsų ta Lietuva netaptų vienu lauku iš artu ir užsėta kviečiais, o būtų įvairi.